Dabar informacija tiems, kurie nori statyti greitai ir be projekto. Norėdami statyti pastatą iki 80 ar 50 kvadratinių metrų miesto teritorijoje, tai galite daryti sodo sklype kaip sodo pastatą iki 80 kvadratinių metrų arba gyvenamosios paskirties sklype iki 50 kvadratinių metrų kaip ūkinės paskirties pastatą. Miestų rajonuose pagalbinės ūkinės paskirties pastatus galite statyti iki 80 kvadratinių metrų. Tiek sodo, tiek ūkinės paskirties pastatus vėliau galite perkvalifikuoti į gyvenamąją paskirtį, pasidarę rekonstrukcinį projektą. Reziumė, kad sutaupote laiką ir galite statyti be projekto. O vėliau, jei yra reikalinga gyvenamoji paskirtis, galite pasikeisti į ją. Taip pat labai svarbu, kad prieš pradėdami statybas būtinai nepamirškite pasikonsultuoti su savo miesto ar rajono savivaldybė ir paklausti, ar jūsų sklypas neturi jokių papildomų ribojimų. Ir taip išvengsite bet kokių nesusipratimų ateityje. Jeigu turite klausimų, būtinai klauskite apačioje, paspauskite like mygtuką ir pasimatysime kitose epizoduose. Iki!